Ką, šiandien gruodžio 17. Šiandien turim naktį skrydį. Neik per raudoną, palauk. Ir, Nutrenkus tą mašiną. ir, žodžiu, tokia laukimo diena, nieko neveikėm, visiškai ilgiau sau leidom pamiegoti, nors miegas prastokas buvo. Kažkaip negali dar įsivažiuoti tą režimą, matyti, susisuko Jo, truputėlį smegenėlės. Yra toksai, kad truputėlį dar taip neveikia čia greitai tas pokytis. Bet buvo man toks labiausiai šiandien geras dalykas, kad pagaliau buvo naktis tamsu, kai reikia eiti miegoti. Jo, net keistą vakarą išėjom, vakare pavalgėm ir tamsu. Jo, Bro. Kaip čia suprasti? Tai tas faina, va čia trinamės, dar bandėm dieną biškį pamiegoti, nuėjom pavalgėm pusryčius. Pasipakavom daiktus šiek tiek, nes lauktuvių nusipirkom, tai ne viskas telpa. Bandysim 11:30 kviesti transportą važiuoti oro uostą, nes dar yra toks klaustukas dabar mūsų agentė, kuri rūpinasi bilietais. Pasakė, kad kažkaip įdomi. Overbookingas gali būt, kad overbookingas. Daugiau bilietų negu yra lėktuvė vietoj. Kažkaip taip ir sako, važiuokit anksčiau į oro uostą, kad nebūtų taip, kad neįsėsit arba vienas tik įsės iš dviejų, nesąmonė. Tai bandysim anksčiau, bandysim būti pirmi iš karto prie registracijos staliuko, kad išvengti nesusipratimų. Tikiuosi, kad grįžtume namo. Tikiuosi, viskas bus gerai. Tai va, tai ką, tai bandom judėti, labai greitai susimatysim. Tai pasimatym. Aš pamečiau mikrofoną. Antarktidoje. Bet aš radau taugydą. Bet, jo, radai kitą, bet tas pats irgi grįžo pas mane, jis vis tiek parbėgo. Jo. Jis negalėjo manęs palikti. Buvo pakis, kai žmogus atėjo ir sako, čia tavo mikrofonas. Matoma tik, kad su kamera lakstau, žinai, kaip kipsas. Nu jo, visi taip matė, kad mes čia laksime su kamerom. Šiandien vienas tas vyrukas, kuris slidinėja prie mūsų pačių nusileidęs, sako, matau, kad jūs čia filmuojat, kad tikriausiai gerus kadrus daryti. Mes sako, gali mane nufortinti, kad galvoju, žmogau, kad tu žinotum, Įlįstų nevykėlių paklausim. Įlįstų jisai mūsų skūrą. Suprastų, kokią jisai klaidą padarė. Prašydamas pagalbos. Čia kažkur pastarė yra. Bet aš mažai dėjau kelionę, tai šitą paliekam? Paliekam, vadovanojam. Aš šatų seliukėlių žmonėm palikau. Manau, kad žmonės čia mažai jomis naudos. Kad rūpintųsi higieną ir švarą. Gerai, biškį išties kojas. Mėgstamiausias Justo dalykas. Mėgstu. Ilsėti. Kaip kepuryti? Cool. Bandyk uždėti tą kitą. Nes nupirkau 5 tokias kepurės, 4 lauktuojam ir nepažiūrėjau, kaip šis kaip atrodo galvos tą, kur išpirkam Antarktidai. Ledino, užsidėk. Pasižiūrėkime. Biškiškui, kaip tu sakai, tas truputėlį atrodo kaip paukščio kakas ant priekį, ne? Aha, bet mačiau. Kas nežino, kad čia žemynas. Bet aš mačiau šitą nešioju daug labai. Jo, gražiai atrodė? Šiaip gražiai atrodo. Atrodė, kad jis iš Antarktidos. Tas ir svarbiausia. Keista, ne? Nu ką, 2 paros laukia. Atspanuoju. O, vaikyčiai. Vis domėjau. Viskas. Viskas. Iškeliaujam. Štamsu kaip? Ko čia mūsų? Neišlydi. Niekas. O. Atvažiavo pasimti mūsų taksi. Justas krauna, pirmas nuėjo, krauna savo tašę.
Žiūri tas žmogelis, sako, ne, nevešiu čia kaip žmogus. Papildomai, sako, reikia didesnės mašinos. Dar aš atsinešu savo 2 tašės. Dar mes nepanašus į žmonės čia. Jis rankam plasnoja. Nevešiu tikrai. Bet paskui sakom, žiūrėk, reikia būti kūrybiški. Kišam, dar su dujų balionu jisai važiuoja, magažinį vietos nėra, dar būtų 1 tašė tilpus. Nebūtume mes lietuvis, kišom viską, tarsi akordeonu galėjo pagroti galėtų. Jo, dar drąsiai 2 tašės sukišom į bagažinę, 2 tašės sukišom į čia vietoj keleivių. O, vienas, čia Jonas, čia Petras, Nerijus, malonu. Reikia Justas su vairuotoju. Tai sakau, dar jeigu labai norėčiau, dar vieną žmogų galėčiau čia po tašim pasodinti. Tai svarbiausia nepasiduoti. Čia mums būtų vėl reikalų pridaręs. Kol įsikviestume kitą kažką, atvažiuotų, kol viskas, o mums dabar čia to laiko labai reikia. Kad būtume tokie vieni pirmųjų oro uoste ir galėtume savo teisės reikšti dėl bilietų. Nu va, sėdim taksi, važiuojam name. Dabar vėl tokia įtampėlė atsiranda dėl tų bilietų. Tikimės, kad čia kažkaip tai spręsim vėl kovoje. Gal nereiks. Gal viskas savaime įsispręs. Būtų retas atvejis mūsų gyvenime. Nu ką, kelintą kartą oro uoste? Šitam, nežinau, 6 galbūt. Biškai verčia. Nes ir vėl nekokia nuotaika. Jau truputėlį neramu, kad galim negauti vietos. Sakėte, bus Uber, Book. Norėtų nebematyti. Norim į normalią šalį. Mūsų normali šalis. Labai normali šalis. Organizacinė prasme, žmonių prasme, viskuo. Labai norim namo. Šitas visas nerime. Kažkas vyksta negero. Vieną jau gavom bilietą. Balas turime dabar. Žodžiu. Vieną bilietą jau gavom, turim, skrisim. Bet dabar dar kitą turi gauti ir dar labai neramina, kad bagažą tiesiai siunčia į Lietuvą šį kartą. Bagažas mažiausiai, nerimo kėlė, Užpakalis labiausiai. Reikia palaukti truputėlį. Neramu labai. Yes, please. Žodžiu, laukiam, kol įspręs kažkokią problemą dabar. Bet ar jie spręs dabar kas nors? Manau, kad nieks nespręs, nes palauks, kol visi susiregistruos ir man nebeliks vietų. Aišku, čia dabar iki tiek absurdas, kad stovi žmonės eilėje, nespėja jų užčekinti. Mes jau valandą laiko laukiam ir niekas neįvyksta. Kas galiu gero pasakyti apie Čilę suorganizuotumą? Yeah, but what to do? Yeah, we have the tickets. I come Yes, I come to the check-in 24 hours but I have after you fly. but he kept us the same. We want the one ticket, look. And we come here to do check-in. Yes, I understand. But it's connection flight. But the flight is full. And what to do? How it can be full if you buy the ticket? How it can be full if I buy the ticket? The system lets you buy the ticket. I have the ticket. And we will lose connection flight. Our connection slides. Tas pasakymas tai apie nieką. Sorry, pilnas skrydis. Drama pasiekė kulminaciją. It's probably the final destination. Yeah.
Žodžiu, drama vystosi iki to, kad priduodam dabar lagaminus ir gavom vieną bilietą tuščią. No, sorry. Žodžiu, vieną gavom bilietą tuščią, kuriame nėra vietos. Bet sako, jūs tikrai tą vietą kažkokią gausit, tik tai jinai paaiškės jau po čekino pabaigos. Tai bet kuriuo atveju gera informacija, kad mes jau čia atiduodam tą bagažą. Žodžiu, groja per nervukus, kaip tik gali, kaip tik moka. Dar bus, dar aš sakau, čia neperšokęs griovė, nesakyk op. Wow. Ne, mes eisim prie vartų patys pirmi. Ten. Kadangi situacija yra tokia pati nieko nereiškianti, tai prie vartų, kur yra įlaipinimas į lėktuvą, stengsimės prisigrūsti patys pirmi, ar ten kažkur iš pirmųjų. Ir ten kariausim vėl antrą karą. Ką, sodina į lėktuvą, bet mes laukiam. Mari, tengo 6 personas para embarcar, que me faltan. Sí, Guido tenía asiento. Pero Guido era voluntario. Bueno, al parecer no quiso hacerlo porque se subió. ¿O quieres que le vaya a preguntar? No importa. Si ya se subió, no lo podemos obligar a ser voluntario. Ya va. Jis pavyko. Tas skrydis, kurio labiausiai bijojom. Dabar, kadangi tie mūsų bagažas turėtų keliauti tiesiai į Vilnių, bet mes jau dabar nieko nepasitikim. Tai galvojam, gal nueisim per tą bagažo skyriaus ir pasižiūrėsim, ar jie čia netyčia neišvažiuos. Tai atskridai? Kaip jausmelis, ne? Žodžiu, nervų pakainavo, tai čia bus šitas bendradarbiavimas su šitom avialinėmis nuo pat pradžių iki galo. Sveikimas tas lagaminys, kad lagaminas keliauja tiesiai pas mus į Lietuvą. Jie tipo keliauja, bet mes nueisim pasižiūrėti, ar tikrai. Ką, tęsiasi procedūros. Einam dabar, užsičekinsim. Turėtume šiaip priduoti bagažus, bet priduosim tik save. Nu, nežinau, jūs dar priduosim, šit sunkiai sekasi šiandien nuo pat ryto jį pridavinėti. Sunkiai sekasi mane pardavinėti? Pridavinėti į bagažą. Estas son las que no están. Eilinė drama mūsų gyvenime. Él como aparece como que no tuviera maleta. Justas atskrido, bagažas neatskrido. Vėl pametė. Arba bagažas atskrido, bet bagažą nieks nematė. Sí, los tickets de la maleta. Y el otro pasajero que Aš šitą kelionę taip ir atsiminsiu. Aquí voy a enviar esta foto. No, ya no. Mes visur su Irute keliam. Mes kur atvarom, tai visur prisirenka kalnas žmonių. De este vuelo porque está con sobreventa esa vuelo. Žodžiu, žinom, kad nieko nežinom. O tu galvoji, kad čia bus viskas paprasta. Šiandien prisičekinom Santiago oro uoste. Padavėm pasus, atidavė bilietus ir ten, kadangi žaidė su tais lagaminais, ieškojo jų, tai atidavė pasus vėliau ir mes su Justu nepasižiūrėjom, kad paėmėm vienas kito pasą. Aš Justo, jisai mano pasiėmė pasą. Ir nepažiūrėjom, susikišom, įsidėjom bilietus, einam pro pasų patikrą. Nu, ir einam per pasų patikrą, aš tai nepasižiūrėjau, tą pasą padaviau, kokį turiu, tokį turiu, Justas padavė savo. O jūs mane tai pasižiūrėjo taip į nuotrauką į mane. Okay, gerą kelią. Į mane net nežiūrėjo. Ateinam šičia, man reikia dabar banke priduoti naują dokumentą, aš pasiėmu pasą, žiūriu. Ne mano veidas kažkoks. Justas sako, o tai kaip mes praėjom pasų kontrolę? Nežinau, aš praėjau su Justo pasu, jisai praėjo su mano.
ką galiu pasakyti? Davai apsikeičiam vėl pasais. Давай, pažiūrėkime. Ne. Jau, davai, nu pažiūrėkime. Eik savo. Davai. Aš einu čia pas ją. Okay. Solicitamos al pasajero del grupo 5 que se prepare. Sí, pues sí, pero que yo lo chequeé. Están más que chequeados, varias veces. Okay. Ciao. Bye. Matė, bet jau pažįsta tiek, kad net nesuka smegenų, žinai. Ir vėl jie čia, žinai. Aigi, jūs galite iš vis nerodyti paso. Tik eikit. Čia tai pastebėjo, sakykiau. O pasus, kur turėjo pastebėti. Pažiūrėt, ar savo pastatyti, tai nemato. Hi, hello. Yours. To the second aisle, please. 30 AG. You too, please, sir, to the second aisle. Thank you very much. Hello. Gio. Yeah. Man atrodo, kad mums pradėjo eiti kortą. Hello. Thank you. O, visai gale bus. Sakau, kaip ir mokyklos ekskursija. Aha. Sėsk du. Nuo rytojus sėdėsi gale. Thank you very much. Bye. Nu va. Po 18 valandų skrydžio. Prieš tai dar po kiek? Po 5, ne? 4. 4 skrydžio. Žodžiu, po labai daug valandų skrydžio atsidūrėm Stambule. O nepyk, aš einu laiptus. Nes jau nebenoriu nieko. Net apsidžiaugiau, kad laiptai atsirado. O taip nekyla koja, ne? Toks jau norisi. Iš kur jo tas aktyvės. Norisi tik bamt. Ir tik nori. Pažiūrėsim, kur mūsų skrydžiukas. Atrodo, ką tik buvom čia. Nu, kaip jaučiamės po skrydžio, kuris užtruko 18 valandų iš Santiago. Sudaužytas. Jaučiuosi visiškai sudaužytas. Nu, žodžiu, ne kažką. Iš principo pats skrydis tai neužtruko 18 valandų. Po ten 3 valandų stovim San Paule, tada neišleido iš lėktuvo. 2 valandas. Jo. Bet anyway, vis tiek prasidėjom 18 valandų lėktuvė. Ir tai bebūtų. Ir tada 12 valandų dar iš San Paulo, Brazilijoje į Stambulą. Dabar tranzitas 5 valandas prasimalti kažkur. Gal lauktuvį kažką nupirkti. Sportuosim dabar. O bandom jau Šops. eskalatoriais nebesinaudoti, lipti laiptais, nes kojas medinės. Ir tada dar 3 valandas tikėkimės į Vilnių, o ne kur nors į Rygą ar į Kauną. Balionų gaudyt. Į Kauną, ne, į Kauną būtų gerai. Didžiausia dėlim, kad iš principo, kai grįšim jau į Vilnių, tai būsim praleidę oro uostuose ir ore 40 valandų kažkas. Tik šios skrydžio grįžimo namo. Grįžimo namo, tai taip, čia aš nebekalbu apie skrendimą iš Punta Arenas į Antarktidą, iš Union Glacier, tai čia. O jezu, tie skrydžiai. Tai iš principo per šitą kelionę aš taip kažkaip skaičiuoju, kad
Prašau 5 paras kokias skrydžiam, ne? Grubiai. Jo, bet skrydžiam ir oro uostam. Skrydžiam ir ruostam, tai manau tikrai nemažai. Šeimos pasilgė, bet kartu tokia biškai jaučiamės ir suvoliuoti. Tai laikos skirtumai, diena, tai naktis, nebesuprantis, kur koks, kai žiūri, telefoną įsijungi, kad automatiškai laikas pasisakyti ir save susigaudyti. Turbūt iš visų blogiausių dalykų to, ko tikras toksai deficitas jaučiasi, tai miego, nes nei ekspedicijos metu to miego iš tikrųjų tikro nebuvo. Grįžus vėl nebuvo miego dėl to, kad visur buvo arba reikalai, arba vėl paruošimas į skrydžiui. Tai toks tikras realusis deficitas yra miego. Tai galvoju, kad gal net jetlagas nesijaus, nes aš nežinau, kas tas ritmas. Per ekspediciją naktį miegodavau 3-4, 5 max valandas. Nes prabundi ir neužsimiegi. Jo, tai Good evening. How are you? Iširkė. sulamdytas. 40 valandų daužė. Biški pridaužė. Tikrai, kad lagaminus gausim. Ai, dabar jau, kaip ir sakom, kaip Dievas duos. Žmonai parašiau, jeigu daug žmonių, aš lauksiu čia. Namai namučiai. Nu ir kelionė. Net nežinau, kas sunkiau buvo, ar įlipti į kalną, ar pirmin atgal suskraidyti. Tas kantrybės pareikalauja, ne apie fizinės pareikalauja. Nu, man sunkus, tokie dalykai man sunkus. Man nieko neveikti, tai yra, aš galiu pavargęs lovai gulėti, man irgi patinka ilsėtis ir nieko neveikti, bet aš turiu pavargti. 18-20 valandų sėdėti kėdėj, ir geriau tas 18-20 valandų lipti kalną tikrai. Tikrai geriau. Nors veiksmas, vaizdai keičia, judi krūti. Ir jausmas, kad tu esi reikalingas, darai kažką. O čia sėdi kojas tinsta, užpakalis nutirpęs. Žudai save. Bet čia tamsu. Čia plius. Tamsu. Jau miegosiu. Dabar sapau. Liego dėliuojam. Šiandien iškart? Tai pabandyk. Pavažiuosi namus, 10 kartų. Parašau čia. Gal važiuosi namo, 10 kartų klausą, galėsim šiandien dar sudėlioti. Taigi mažylis, žinai. Nu, okei. Pasilgęs Tai dėmesį. kaip sakoma, Mano gina taurė pils. gero poilsio. Gero poilsio. Kaip gerai. Aš apakęs. Stebuklų būna pasirodo. Tavo to.
Šventė mano kiemė. Negaliu patikėti. Parvažiavo mano lagaminą. Telksim pro vieną. Ne. Labą dieną. After a long road, we move forward in silence. The noise of the world fades, and only breath remains. 7 summits stand behind us, not as trophies, but as lessons. Each mountain took something from us and gave something back. The wind no longer tests our strength, it listens. Our families are waiting. Home is closer with every step. The tricolor rises once more for the 3rd time on Vincent Summit. Calm, proud, complete. This is not the end. This is understanding. This is peace after effort. This is victory.